Sveiki, sveiki vėl. Aš trumpą video vėl darau apie gautus produktus iš Pietų Korėjos. Taigi šį kartą gavau vėl pilingą veidui. Tai yra klientės užsakymas, tai tikrai nedarysiu, nes praeitą video rodžiau, kaip jie atrodo ir kaip juos naudoti. Taip, toliau klientė užsisakė garbanom priemonę. Tai yra ne tik garbanom priemonė, bet ir plaukų apsaugai nuo karščio. Tai yra, kas naudojate fenus, kas naudojate džiovintuvus, kas naudojate žnyplės. Tai yra tikrai labai puiki priemonė. Taip, čia naujiena Korėjos parduotuvėje. Tai yra pasta mėtinė, tokia sakė kaip Colgate, dar aš jos nebandžiau, tai va užsisakiau, dabar pabandysim. Jinai balinanti yra ir ją gali naudoti veganai. Ji yra veganiška pasta. Tai va kaip pabandysiu, tada padarysiu taip pat video, kad galėčiau pasakyti ir jums, kaip skonis ir kaip pats poveikis. Taip, ir dar vieną turi priemonę, užsisakiau dušo pirštinės, tai bandysiu jums parodyti. Oi, kokios įdomios pirštinaitės, čia dušo pirštinės 2 vienetai, tai labai švelni medžiaga, labai lengvutė, tai aš manau, taip ir nebraižanti tokia, tai puikus produktas, manau, išsibandysim dušo pirštinės ir pasižiūrėsim, kaip jos nusluoksniuoja mūsų kūno odą, sakykime, bet pats audinys labai minkštutis ir labai švelnus. Tai tam kartui tiek, jeigu iš tikrųjų norit korejietiškų produktų arba domitės gera kokybiška produkcija, tai parašykit man, atsiųsiu katalogus, turiu, jau ir lietuvių kalbą turim išverstus, galėsit pasižiūrėti, yra prašymai, tai laukiu jūsų, kaip sakoma, žinučių, galit man ir paskambinti, kurie mane pažįstat, tai bandysim pabendradarbiauti, suteiksiu informaciją ir iki kitų susimatymų.